Juosta yra gausiausiai išlikusi tradicinių audinių grupė. Tai vytinių juostų technologija yra skirtinga. Į vieną kaladėlę kraštinę suverti 4 mėlyni siūlai, į kitas 2 siūlai žali, šiuo atveju 2 raudoni. Tada tą žiotis primušam, atskiriam siūlus ir į tą naują perskirimą ataudą įdedam. Įdedam ataudėlį, jį įtraukiam ir viskas. Toliau vėl visas kaladėles sukame per vieną kraštinę į save. Matote, iškilo dabar jau raudoni keli siūlai. Vėl, matote, pasukam čia naujas žiotys, primušame. Ir vėl ataudėlį įdedam į tą tarpą ir jį įtraukiam, kad labai jau čia nesim. Dabar pasiaiškinsim, kaip vytine technika išrinkti ornamentą. Pirmiausia, pasirenkam ornamentą, kokį norėsim išrinkti. Tai šiuo atveju, aš nusipiešiau tokį ornamentą. Štai aš jau galiuką pradėjau pavyzdį, koks turėtų mūsų ornamentas gautis. Eilutę ją primušam ir įdedam ataudėlį. Tvarkingai, čia atsilaisvinam. Įdedam ataudą, prilaikom kraštą, kad per daug nesutempti. Pasukome krašto kaladėles ir dabar renkam vėl raštą. Balti, čia jau 2 raudoni sukami. Šiuo atveju jau reikia dirbti abiem rankom ir ant kairės rankos pirštų jau suneriam gerąją eilutę. Ir taip nepamirštam tik tai vis pasukti krašto. Ir tas darbas nėra labai sudėtingas, bet jis imlus laikui, todėl juosta negreitai renkama. Tikriausiai įdomu, kokia kita pusė kaip atrodo. Štai paverčia. Kitoj pusėje negatyvus raštas.